Birželio 30 yra Česlovo Milošo gimtadienis. Ir štai šiemet startuoja pirmasis Česlovo Milošo festivalis. Mes džiaugiamės, kad parėmė mūsų šią idėją Lietuvos kultūros taryba, kuris skyrė finansavimą. Ir 2 dienas iš tikrųjų vyks įvairius renginiai. Tai pirmiausia, birželio 27 dieną penktadienį Daugiakultūriame centre vyks tokia mokslinė konferencija, kurioje bus skaitomi tikrai, manyčiau, įdomus pranešimai šiek tiek ir apie patį Milošą ir apie jo ir panašių į kontekstą. Tai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius daktaras Mindaugas Kvietkauskas skaitys pranešimą, sakykime, netaisyklingos tapatybės Česlovo Milošo romanuose, nes mūsų lietuvių supratimu tokia tapatybė kaip Milošo yra netaisyklinga. Tai yra, jeigu žmogus yra gimęs ir augęs Lietuvoje, jis turėtų būti lietuvis ir kalbėti lietuviškai. Tačiau iš tikrųjų keli šimtus metų prieš tai, iki mūsų dienų, tai dėja ir mūsų krašte ir visoje Lietuvoje labai dažnai būdavo, kad žmonės čia gimė, augę ir turintys gilias šaknis mūsų krašte, dėja jie nebuvo lietuviai ir jie nekalbėjo, nerašė lietuviškai, tačiau tikrai jautėsi mūsų žemės žmonėmis. Po to bus visa eilė tikrai garsių, įdomių istorikų. Tai ir profesorius daktaras Alvydas Nikžentaitis ir iš Lietuvos istorijos instituto ir taip pat Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Darius Staliūnas. Jie skaitys pranešimus apie tai, kaipgi susiklostė bendravimas ir konfliktai tarp senosios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tautos, kuri tikrai buvo įvairiatautė ir įvairiakultūrė ir įvairiakalbė, ir moderniųjų tautų, kurios jau apsibrėžia konkrečiai savo kalbą, savo kultūrą, žodžiu, savo teritoriją. Tai vat kaip tai buvo seniau ir kaip tai yra dabar. Ir kiek žinau, tai turėtų būti įdomi diskusija, nes vienas iš prelegentų teiks vieną nuomonę, kitas šiek tiek ją kritikuos. Taip pat be jokios abejonės džiaugiuosi, kad sulauksime Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriaus Alfredo Bunglausko, kuris skaitys pranešimą, ar tikrai Česlovas Milošas buvo paskutinis LDK pilietis ir senalietuvis. Na ir Vytauto didžiojo universiteto docentė daktarė Jurga Jonutytė taip pat skaitys pranešimą apie atminties daugiabalsiškumą mūsų visuomenėje, apie tai, kaip mes priimame įvairias tapatybės, sakykime, ir iš praeities kontekste ir dabarties kontekste, kaip dabartinė Lietuvos visuomenė su tuo dorojasi, šitą užduotimi. Na, o į pavakarę, birželio 27 dienos, surengsime 2 koncertus. Pirmasis bus labai įspūdingas, abudu iš tikrųjų labai įdomus ir įspūdingi. 17 val. Evangelikų reformatų bažnyčioje vyks choro ir konsorto Brevis koncertas Stadione d'Amore. Metų laikai tai bus atliekama barokinė 17 amžiaus muzika, kuri būdavo atliekama 17 amžiuje Italijoje ir mūsų valdovo Vladislovo Vazos dvare Vilniuje. O 20 val. Rotušės kiemelyje taip pat laukia labai įdomus koncertas, tai yra mūsų kolegų iš Seinų paribio fondo, Seinų teatro klezmerio orkestro koncertas. Aš tikiuosi, kad tikrai kėdainiečių publikai šitas koncertas taip pat turėtų patikti. O birželio 28 dieną šeštadienį, pirmoje dienos pusėje veiksmas persikels į Šetenius, į Česlovo Milošo gimtinę, ir ten Milošo kultūros centre vyks diskusija Česlovas Milošas, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Vidurio Europa. Ir diskusiją turėtų moderuoti profesorius daktaras Gintautas Mažeikis iš Vytauto didžiojo universiteto. Na, ir diskusijoje taip pat turėtų dalyvauti dalis prelegentų iš pirmosios dienos konferencijos ir taip pat dar dalyvaus garbingas svečias Krzysztofas Čeževskis iš paribio fondo, iš Seinų. Ir tikimės, kad ta diskusija tikrai bus įdomi ir turininga, o po diskusijos įvyks Vytauto didžiojo universiteto folkloro ansamblio Linago koncertas. Na, o į pavakarę, šeštadienį, 17 val. Jau vėl Daugiakultūriame centre įvyks kaip ir festivalio uždarimas, poezijos ir muzikos valanda su Česlovu Milošu, ir atlikėjai tai bus garsių labai Lietuvoje ir pasaulyje džiazo muzikantų Petro Višniausko ir Arkadijos Gotės mano džiazo duetas Petrarka.
ir nacionalinės premijos laureato Rolando Rastausko skaitomi Česlovo Milošo tekstai, jo atlikti vertimai. Taigi tikimės, kad tos 2 dienos tikrai neprailgs, jos bus įvairios, turiningos ir patrauks kėdainiečių dėmesį.